Biologiniai nuotekų valymo įrenginiai ypač aktualūs tiems, kas savo gyvenimą ar bent jau jo etapą planuoja ten, kur nėra centralizuotų nuotekų valymo tinklų. Amerikų čia neišrasi, savo nuotekomis reikia rūpintis patiems, todėl sprendimą, kokį įrenginį naudosite, privalote priimti atsakingai. Ši įranga yra ilgaamžė, o jos rezultatus jaučiame visi. Jeigu kaimyno įrenginys skleidžia nemalonų kvapą, nuotaika sugenda ir jums. Įrenginį reikia pasirinkti tiksliai ir tvarkingai pagal tai, kiek žmonių gyvena ar ne. Tai Lietuvos įstatymas numato, kad prie naujai statomo namo turi būti ne mažiau kaip 0,8 kubo išvalomų nuotekų per parą, ar ne? Bet šitoj vietoj vėlgi teisingai būna žmonių, kurie jau senai pasistatė, kurie naudoja anksčiau išgrėbimo duobės ir keičia iš to į jau šiuolaikinį valymo įrenginį, ar ne? Tokiu būdu, sakykime, reikia pasirinkti įrenginį, kad jis turėtų lengvą rezervą. Negali būti, kad įrenginys yra iki 6 asmenų ir 6 jau gyvena. Čia dažna klaida, kaip ir iki 4 soduose pasistato įrenginuką ir vėlgi lygiai tas pats, kas nutinka tada. Įrenginys dirba 100% pajėgumu, ar ne, ir reiškia, jisai neištrauks labai ilgą laiką, tokiu būdu reikės aptarnauti jį dažniau, reiškia, tada žmogus įsipareigoja jį sekti visą šitą dalyką. Tai mes rekomenduojam, kad įrenginys turėtų rezervą, ar ne, tai jeigu normaliai šeima 4 asmenų, turėtų būti įrenginys iki 6. Jeigu 6 gyventojai, tai reiškia, turėtumėm lygiai taip pat iki 8 ir tada, sakykime, tokiu būdu kiekvienas įrenginys turi rezervą, tokiu būdu jisai lengvai dirbs, susitvarkys su nuotekom, neturėsit problemų. Problemos viena medalio pusė. Gamintojo įdiegta laiką lenkianti nuotekų valymo technologija užtikrina ir kokybišką rezultatą ilgam. Jeigu biologija ir chemija nesidomite, tiesiog žinokite, kad nuotekos išvalomos geriau nei reikalauja galiojantys teisės aktai arba nuotekų valymo reglamentas. Mes turim įrenginį parinkti taip, kad būtent piko metu, kada mes išleidžiam daugiausia vandens. Aišku, jeigu ten, sakykime, vėlgi pagal projektą buvo numatytas nedidelis įrenginys, bet jūsų šeima gali būti didesnė. Projektas leidžia didesnį įrenginį pastatyti, bet ne mažesnį. Tai šitoj vietoj užsakovas turi pasirinkti teisingai. Ir tada, sakykime, jeigu pasirinkai blogai, tada jūs jo neištampysit. Jis yra, koks yra, ir tada tokiu būdu lieka 2 variantai. Arba aptarnauti jį dažniau, arba keisti į kitą. Nuskambėjo teisinga frazė – valymo įrenginys ne guminis. Jis tvirtas, labai tvirtas. Įrenginys ne tik tai, kad tvirtas, jisai yra viduj visas dėl 8 kamerų visas perverintas, ar ne? Tai jau yra, sakykime, duoda tvirtumą iš vidaus. Dėl mūsų įrenginio, sakykime, mes pasirinkom kitą kelią, yra kokybės. Ne sakykime, finansinį, kad tik parduoti, ar ne? Bet mes norim padaryti kokybišką daiktą. Tokiu būdu pas mus iš išorės dar uždėti yra standumo 2 žiedai, ar ne? Tada yra konusas, tai yra susiaurėjantis, pas mus nebūna didelių dangčių, ar ne, tai, sakykime, konuse yra įdiegtas dar vienas standumo žiedas, tada teleskopinė gerklė vadinama, ar ne, tai yra paaukštinimas, kuris susilygina su žemės paviršium. Dar vienas papildomas žiedas, tokiu būdu, sakykime, dažnai būna taip, kad po žemę žmonės gyvena ir net nežino, kad ten yra gruntiniai vandenys, dar kažkas. Įrenginys aptarnaujamas, dažnai paliekamas beveik tuščias. Tokiu būdu tikimybė, kad gruntas gali sulaužyti, sugniuždyti ir dar kažkas. Tai, kad šito neįvyktų, mes žvelgiam į ateitį ir kaip sakoma, žengiam vieną žingsnį į priekį, kad žmogus būtų ramus šitoj vietoj. Tai mes jau pagalvojom ir apie tai į priekį. Keliaujam kokybės keliu, ar ne, tai, sakykime, šitoj vietoj pratempiamas tas pats siūlas ir papildomai yra dar suvirinamas arba užliejamas karštų plastikų. Tai tokiu būdu, sakykime, visas tas dalykas lieka tvirtas ir nesvarbu, kad jisai užsikasa, kaip vienas klientas yra pasakęs, sako, kam taip gražiai gaminat, ar ne, vis tiek užkas ir nieko nematysi. Tai negali žinoti, o gal kažkas atkas ir pasižiūrės, kad buvo padaryta vis dėlto gerai. Jeigu iki šiol jūsų namų nuotekos keliaudavo į paprastą išgrėbimo duobę, puikiai žinote, kiek kainuoja jos išsiurbimas. Paskaičiuokite ir suprasite, kad kokybiškas ir rūpesčių nekeliantis biologinis nuotekų valymo įrenginys tikrai greitai atsiperkanti investicija. Ir tikrai tvarus sprendimas. Dar ir kaimynui pasiūlykite.